Sveiki visi su jumis aš Gan, šiandien žaidžiame BMG Drive'ą. Šiandien turime misiją pristatyti va šitas eglės iki punkto. Tai kągi, pradėsim. Tai šiandien turim pristatyti šitas dvi eglės, taip kad jų nenumesti, nesugadinti ir taip toliau. Taip, ir matau, pirmą nepavyko, jos tiesiog išgriuvo. Taip, tai grįžtame ir bandysime vėl. Eglės pakrautos. Truputėlį važiuosim lėtokai, kadangi pažiūrėkit, kaip jos griūna tiesiog. Aš tik paspaudžiu gazą ir jos pilnai griūna. Taip. Čia yra labai blogai. Nu, aišku, 20 tai tikrai nevažiuosiu. Noriu bent jau kokių 50-60 važiuoti. Kol kas eglės laikosi. Aha, pradėjo griūti. Pristabdau. Mums svarbiausia, kad jos liktų gyvos. Mums reikės 2 kartus pravažiuoti šitą kelią, 2 kartus tunelį. Ir jeigu mes 2 kartus pravažiuosim, bet aš abejoju, tai mes įvykdysim mūsų užduotį ir pristatysime eglės. Pristatysime čia miesto eglės, kadangi jos didelės. Matau pirmą avariją, kadangi šiandien dar plus labai yra slidus kelias. Taip, eglės jau matau iš vis nori pabėgti. Šiandien žiauriai slidus kelias, kadangi pasnigo, palijo ir iš karto šalo. Šiaip manau, galima net būtų jungti avarinį, kad perspėti žmonės, kad mes vežam pavojingą krovinį. Nu, žiūriu, egliam tai iš vis blogai sekasi ten būti viduj kabinai. Taip. Mes kažkaip labai jau stipriai su jumis susilėtinam. Matau priekį avariją. Apvažiuoju. Manau, galima truputėlį būtų padidinti greitį, kokių 40. Nu va, 45, manau, geras bus greitis. 50. Manau, galima ir būtų palaikyti 50 greitį. Taip. Eglės priekaboj. Taip. Duodu gazo. Eglės kol kas neišgriuvo. Nežinau, už kurios ten laikas, tiesą pasakius, bet mums svarbiausia, kad laikytis. Taip. Prieki vėl kažkoks, nežinau, čia... Oi, kas ten vyksta prieki. Ką tu darai? Aš visiškai nespėčiau sustabdyti, tiesą pasakius. Ką jūs darot? Einu savo. Čia mūsų sunkvežimis susidegė. Ai, negaliu, mes vieną eglę pametėm. Palaukit, kol dar yra šansas, galim pabandyti dar pravažiuoti. O! Sunkvežimis tiesiog iš nieko užsidegė. Nu, bet ką padarysim, matau, tik viena eglė liko tai. Gerai, tai pabandysim dar vieną kartą. Be to, mes turime savo Discordo bendruomenę, kurioje galite jūs sekti įvairias naujienas, vyksta smagus įvairūs renginiai, bei daug ko kito. Užsuk įdoms Gun bendruomenės serverį, tikrai nepasigailės. Eglės pakrautos, truputėlį pradėsim nuo kito maršruto. Nu, mums svarbiausia pravažiuoti tunelį, kadangi čia mums ir toliau teks važiuoti, bet svarbiausias tikslas yra pravažiuoti tunelį, kurį mes buvom įvažiavę ir užsidegėm. Jeigu mes jau tą tunelį pravažiuosim, a mes jo nepravažiuosim, eglė išgriuvo. Palaukit, abidvi išgriuvo. Taip, atvažiuok toliau. Tuoj rankiniu būdu pabandysim pakrauti. Va. Ir dar vieną eglę. Va. Gerai, galim važiuoti. Daleiskim, kad nieko nebuvo. Eglės kaip stovėjo, taip ir stovi. Aišku, ten truputėlį kai kur sugadinau jas, aplaužiau, nu, bet daleiskim. Taip.
Manau, teks pabandyti dar kartą. Taip, mes vėl nuo tos pačios vietos keliaujam. Nu, praleis šiaip reikia mane. Tai, man atrodo, bus vienas iš sunkiausių mano krovinių, kuriuos tik esu vežęs. Taip, manau, galim vėl įsijungti avarinį. Nu ir ką jis čia daro, paaiškinkit man priekį. Tiesiog sustojo žmogus. Nu, durnas, nedurnas, jau kitaip nepavadins. Taip, eglės kaip ir visai gerai dabar guli. Greitis 32. Avarinį įsijungiam, kad matytų, kad vežam pavojingą krovinį. Taip. Labai jau man šitas kelias nepatinka, jis yra visiškai beveik nelygus. Tai dabar suksim su jumis į dešinę. Tai bus vienas iš tokių sunkesnių posūkių, kadangi eglės laisvai gali nugriūti. Taip, o dabar manau galim truputėlį, kadangi tokia čia kaip ir autostrada, greitkelis, galim kaip ir paspausti gazo. Kaip ir matau, eglės labai puikiai guli dabar priekaboj. Visai beveik nejuda. Svarbiausia, aišku, kad dar priekį avarijų nebūtų, nes jeigu, kaip matėt, buvo priekį avarijos, įsitrenkiau į mašiną ir iš karto sunkvežimis susidegė. Nu, čia yra kažkokia nesąmonė, manau. Tai matau priekį avariją. Apvažiuosim su jumis atsargiai. Taip ir truputėlį čia paspausim gazo. O, nereikėjo gazo paspausti. Nu, bent jau viena eglė liko. Tegul būna viena. Bet mes kažką pristatysim. Taip. Taip, mums reikia pravažiuoti bent jau visą tunelį, o čia yra visiškai nemažai. Nemažai. Ir mūsų eglė išgriuvo, bet aš pasinaudosiu stebuklingą magiją ir ją atgal negražiai padėsiu. O? Aišku, truputėlį matau, kad išlaužiau čia kažką, nu, bet daleiskim. Išlaužiau galinį užrakintoją. Oi, bus dabar žymiai sunkiau. Nu, bet gal ir eglė taip nesimaišys dabar. Matot, dabar jinai galės, jeigu duosiu stipriai ant stabdžių, jinai tiesiai išlėks man iš kabinos. Taip. Čia kaip ir galim paspausti gazo, čia nuokalnė. Greitis 80. Viena eglė priekaboj. Taip, aš labai prašau, ką jūs darot. Praleiskit. Vežu miesto eglę, praleiskit. Taip. Matau, priekį stabdo, tai man po truputėlį reikia mažinti greitį. Dar mažinti greitį. Taip. Taip. Manau, galima būtų įsijungti šviesas. Matau, ir eglė šviečia. Taip, pravažiuojam šitą būtent tunelį ir viskas. Kaip sakant, misija įvykdyta. Bet reikia pirmą jį pravažiuoti, kad sakyt, kad misija įvykdyta. Taip. Greitis, primenu, yra 70. Eglė kabinoj. Nu, pasiekėm greitį 93. Greitis didėja po truputėlį, didėja. Greitis 102. Nu, neblogai, ką aš galiu pasakyti. Taip. Eglė vis dar kabinai. Greitis 110.
Ir manau, galima būtų jau po truputėlį pristabdinėti, nes ten bus jau į kairę, kiek atsimenu, posūkis ir į dešinę. Toks dar staigus šiaip, ne toks paprastas. Taip, mes judam su jumis į priekį. Van ir tas posūkis, kaip sakau. Mažinam greitį. O tai jeigu tas priekį būsas pasitrauktų, aš visai nesupykčiau. Ir kažkodėl pradėjo priekį eismas tiesiog stabdyti, man tas nepatinka. Aš važiuosiu vidury kelio, kadangi, šiaip nelabai leisina taip daryti, bet, kaip sakant, ką padarysi. Va, mato, tiesiog iš nieko pradėjo žmonės stabdyti. Nes man neprasileidžia, va, nusirovė net bumperį priekinį, matau. O, reikia važiuoti. Taip, galim vėl kol kas po truputėlį gazas spausti. Nu va, ir tunelio pabaiga. Liko davažiuoti tik iki tikslo ir bus užduotis įvykdyta. Tai mums dabar į dešinę. Ai, kaip negerai. Op. Taip. Taip, nu va ir artėja mūsų tikslas. Atvykimo tikslas. O jums, jeigu patiks šitas vaizdo įrašas, prašau prenumeruokite, paspauskite laiką ir parašykite komentarą, jeigu jums nesunku. Taip, va ir yra mūsų tikslas. Mes turėjom čionai pristatyti eglę, būtent va čionai. Taip, tai galim ją iškrauti ir pastatyti. Prašau, jūsų eglę, daugiau manęs nekvieskit. Tai ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Domsgan ir susitiksim jau naujame video. Iki.